Labas, šiandien knygos apžvalga apie 33 Strategies of War, 33 karo strategijas. Roberts Greens parašė tau knygą, labai garsus autorius, jis ir parašęs dar bene 4 knygas, tokias kaip 48 Laws of Power, Seduction, Laws of Human Nature, Mastery, Daily Laws, man rodo, ir dar, man rodo, rašo knygą Sublime. Ir, man nuomonė, labai toks verts dėmesį autorius. Esu perskaitęs nuo knygų nemažą ir dabar perklausiau 33 Strategies of War. Knyga yra pagrindė apie strategiją. Ir autorius to knygų nori pasakyti, kad gal net nereikia autoriaus, mes patys suprantam, kad visas mūsų gyvenimas yra tam tikrą prasme kaip karas. Mes vis laik konkuruojam, mes vis laik kovojam dėl išgyvenimo, kovojam, kad išgyventi, kad kažko pasiekti, kad pasiekti savo tikslus, paprastus norus. Ir mes susidarom su kolegom, su kitais žmonėm. Mes, sakykime, norim gauti darbą, mums reikia konkuruoti su kitais žmonėm. Mes gaunam tų darbą, tame darbe mums reikia konkuruoti gal su kitais žmonėm, su kolegom, kad savo idėjas jiems papasakotumėm, įteiktumėm. Nebūtina gal kovoti, bet vis tik tas ir tam tikras strateginis dalyks, kad tu mokėtum įteikti žmogų kažkur tokį. Ir kartus reikia su visokias žmonėm susidurti, su visokias charakterės, prie gal prisitaikyti, apeiti aplinkanus. Ir autorius čia irgi dar pridor, kad kartas didžiausias priešas esam mes patys. Kad mes patys kartais turim kovoti su savo neracionalumu, su savo tokiu polinkiu mąstyti, kad viskas yra bloga, kad, sakykime, tu sulygin mūsų gyvenim kartas su fog of war. Tai yra tiesiog karo rūks, kad įsivaizduok vykst karas, bombarduojam, skraid lėktuvo virš tavęs, garsą belenkokiai, riksmą, skausmą, tai vienam kitam kojį nuneš, kliksmą ir tu nesupranti, kas dedas. Tu nežinai, kas laim, kas pralaim, tu nežinai, kiek tau kolegų mėri, kiek jūs nukovojot. Ir kartas būna ir gyvenim taip. Tu įsiveli į gyvenimą, tu tokį fog of war, tau būna sunkia, tau reikia kažką daryti. Ir tu stagnuoji, tu nežinai, kaip išsisukti iš to gyvenim, kaip judėti toliau, kaip strateguoti ir tu pirmin atgal ir nejuti išveids. Ir gal netgi dar daugiau savį pakenkia. Tai jums irgi noriu akcentuoti to, kad reikia stengtis pažiūrėti į viskų iš aukščiau, pažiūrėti to full picture, Sakykime, tu esi labai overwhelmed, toks. Labai toks jautis bloga, kad nieks nesisek gyvenim. Ir tu per daug susireikšmini savo tos failures, savo tos tokius nesėkmes. Bet reikėtum padaryti taip, kad pažiūrėti viskų iš viršaus, racionaliai, be emocijų, ne vien tik tas vis laik reaguoti savo emocijom. Racionaliai, logiškai pamastyti, susidėlioti strategijai. Susidėliuoji strategijai, reikia pasirinkti taktikas, kad pasiektum savo tikslus, pasirinkęs tam tikrą strategiją. Kad ir, sakykime, palyginsim paprasčiausiai pavyzdį su panelė, Tu nori kažkokios panelės, tau patinka kokios nors panelės, sakykime. Ir gal, sakykime, tau nepavyks, ta panelė atsisako, tu ana nepatinka ir taip toliau. Sakykime, gyvenimas pradeda nesisekti, tu negauni tam tikrą darbą. Ar kažkas kažkur tau pasakė ir tu galvoji, kad tu esi kažkoks fail ir kažkas tu priima asmeniškai labai kažkur. Tu tuo momentu gali galvoti, savo, šiamo nesisek, čia niek nebus nieks, bet tu gali priimti visų tų kaip paprastus, logiškus, racionalius dalykus. Kodėl ta panelė man pasakė ne? Gal aš tiesiog esu tikrai apsileidęs, gal aš nesirūpinu savim, gal net nenoriu su manim būti, gal aš pats nenorėčiau su savim būti sveito.
kodėl dar aš negavau to darbo, gal tam darbdavio aš tiesiog neatsiskleidžiau, neparodžiau, ko aš sugebu, gal tiesiog jums netep suprato, o gal aš ir buvau netinkams tą darbą veitą, gal man reikia pasikelti kvalifikaciją, gal man reikia pasikeisti kaip asmenybę. Tu ir tada dėliuoji strategiją. Gerai, man čia reikia pradėti daugiau gal knygų skaityti, man gal reikia pradėti sportuoti, man gal reikia pradėti rūpinti savo veido odą, gal tiesiog paskaityti daugiau knygų apie bendravimą, apie santykius, apie moterų ir vyrų dinamiką, kokius gal kaip labiau moteris mąst, kaip vyra labiau mąst. Ir tu tiesiog susidėliuoji strategiją, pasirenki taktikas ir anas vykda. Ir dar autorius labai stresiam, kad reikia planuoti, ne tik tas galvoti kelias dienas į priekį, gal netgi negalvoti 6 mėnesius į priekį, bet galvoti ir 5 metus į priekį, kad, sakykime, užsibriežti tikslą, kad aš, sakykime, noriu to ir to, noriu pasiekti tų ir tų 5 metų bėgį. Ir tada tu pradedi dėliotis, ko man reikia padaryti, kad aš pasiekčiau tų. O ne tik tas gyventi čia ir dabar tam gyvenim ir nesidėlioti, tu turi viskų apmastyti. Žodžiu, ta knyga ir apie strategiją. Ir kas man labai patinka su to autoriu, kad ant savo knygos pasako viskų iliustruodams per istorijas. Sakykime, čia šitą, mums labai daug šnekėjo apie tokius karvedžius kaip Bonaparte, ne, šnekėjo apie tų, esu bišk sargos, bišk sunkiai, žinot, aš nekvepuoju pronosdavo, labai sunkiai ir šnekėjo apie Bonaparte, ne, apie Cortezą. Pavyzdžiui, yra viena strategija, ne, Death Ground Strategy, tipo mirties žemės strategija. Te būtų mane pažodžiu, bet Death Ground Strategy ir kad tu tiesiog pasidarai savo, kad nėra kitos išeities. Tai mums tiesiog iliustravo to Death Ground Strategy, ką, pavyzdžiui, Cortezus, ne, esat gerai, kad mums užkariavo tos Meksiko to imperijai, dabar užkrėtų, ką pan įvadinos, biškai sustojo pagalvoti. Matot, kas irgi smegenys labai nedirba. Tai va, mums užkariavo Aztekų imperijai. Ar užkariavo, neužkariavo, kaip ten iš tikrųjų buvau, bet istorija toj, kad mums turėjo kelias 10 vyrų ir uns norėjo užkariauti Aztekų imperiją, ne? Ir tai vyrai nelabai norėjo kovoti, norėjo geriau grįžti atgal, pasiimti daugiau vyrų, atplaukti ir tada užkariauti. Bet tas Cortezus tiesiog pasirūpino taip, kad tai vis laivą nuskėstum. Ir они tiesiog nebeturėjo laivų grįžti numiai. Ir vienintelis būdas jiems išgyventi buvo tiesiog eiti ir kariauti ir laimėti. Nes jei tas neatsitik, nes jei они nelaimės, viskas, они žūs, они mirs, они bus susidorotas su nas. Tai ir Death Ground Strategy. Kartais mes pats irgi savo galim tų pritaikyti, aš labai mėgstu tų padaryti, bet aš padarau tų kitą. Aš sakau žmogų kažko, aš pasakau žmogų, kad aš tų ir tų padarysiu. Ir kadangi mano žodis ir labai svarbus, aš savai padedu tokią situaciją, kad aš sakau, sakykime, aš padarysiu šį savaitgalį 1000 atsispaudimą, ne. Ir kadangi mano žodis man labai svarbus, aš ir prisivertu padaryti 1000 atsispaudimų. Arba, sakykime, kartais kažkam pasižadu, nes aš žinau, kad aš gal to nenorėsiu daryti, bet aš jau kažkam pasižadėjau. Ar kažkur nueiti, ar kažkur susiteikti. Tos patys knygų, ne, apžvalgas. Aš čia esu tokiu kaip rubrikėlė, ne, užvedęs, kad darau knygų apžvalgas. Tai aš įsipareigojęs jau esu, kad perskaitytas knygas, skaitytas knygas, klausytis tų knygų ir daryti va tokias knygų apžvalgas. Tai žodžiu, nerišlė man čia dėliujas šiandien. Esu toks, sakau, apsirgis. Čia kolegas visi serga ir aš galų gale pasigavau. Bet aš jau, manau, išgysiu čia teikti sergau, bet vis tik dabar prakaits muš. Ir tai va, gera knyga, žiauriai gera knyga, Robertas Greene. Pasidomėkit apie tų autorių, nebūtina netgi skaityti, galite nueiti į YouTube, ten nustor daug irgi savo pačių įrašų apie savo paties knygas, istorijų. Labai geras autorius, labai įdomis knygas ir aš manau, kad nuo knygas netgi po nuo mirties, gal netgi 50 metų į priekį, nors vis dar bus skaitoms labai geras knygas. Tai va, iki
tokį knygas apžvalgą ir būkit stipri, skaitykit, edukaukit savim, nepasidaukit ir, kaip sakant, strategaukit, taktikaukit ir bus gera. Iki.